Taip, tai žiūrėk, aš nupirkau naujus indus į Čarlį ir noriu tau po truputį papasakot, kad nereiktų tau važiuoti. Ir jie truputį kitokie, nestandartiniai yra indai ir tiesiog jie yra kvadratiniai, ta forma jų kitokia, bet šiaip kokybiški ir labai geri. Tai žiūrėk, užkandinės lėkštės nuo šiol tokios, yra kaip matai stačiakampės jos. Tokios nemažos, bet jos tinka šiaip iš esmės viskam. Galima dėti ir desertą gražiai, ir užkandžius visus, netgi prireikus, manau, ir salotas galima dėti. Šiaip galima vairiai labai su jom laviruoti. Yra tokios, tokių lėkščių stalčių yra 18. Tai šiaip kiekvieną kartą serviruojant galima daugmaž pasiskaičiuoti, kaip ką dėti. Tai sakykime, čia šaltus užkandžius patiekiam, ar ne? Galima netgi patiekiant čia šalti užkandžiai, sakykime, ten mėsa, žuvis. Jeigu du keleiviai ir nori jie dar daržovių, tai galima dar papildomai krūdite, vieną lėkštę pridėti. Tai iš viso gautųsi, pavyzdžiui, 3 ant stalo, ar ne? Arba galima, yra dar ir apvalios kelios lėkštės, jos mažesnės, šiaip skirtos yra desertui ir vaisiam. Jos tokios gan nedidelės, žinai, yra, tai labiau desertui prie kavos, sakykime, iš tos pačios serijos, bet jos vienintelės yra valios. Tai netgi taip galima, kad, pavyzdžiui, jeigu keleiviai abu nori to paties, tai galima dėti, žinai, pavyzdžiui, vieną užkandį čia, vieną užkandį ten ir, pavyzdžiui, jiem padėti lėkštės, kad jie patys įsidėtų. Dabar čia pasižaidimui tai daugybė, bet šiaip užkandinės lėkštės skaitosi šitos stačiakampės pailgo, žinai. Karštam lėkštės yra irgi kvadratinės, jos aišku į mikrobanginį netelpa. Tai, šiaip dabar atrodo, kai filmuoju, tai atrodo, kad jos gan nemažas, bet šiaip tai gražiai 2 telpa. Tai irgi galima čia iš esmės pasiskaičiuojant, galima ir užkandį padėti, ir karštą galima padėti. Tai pavyzdžiui, jeigu tu kaip karštą patieki taip, kad aišku šaltos daržovės vienoje lėkštėje negali būti, tai puikiai tinka, kad krūdite galima padėti šalia, kaip dabar, pavyzdžiui, tą stačiakampę į pailgą šitą, ar ne, į kvadratinę, tada didžiulę dėti karštą. Žodžiu, žaidimą čia daug galima visko prigalvoti. Salotinės, tai dubenėliai yra jie yra tik tai 4, man rodos. Tai irgi atitinkamai skaičiuotis pagal klientą. Aš manau, netgi, pavyzdžiui, salotas galima, kai mažiau klientų patiekti karšto patiekalo lėkštėje, sakykime, taip. Irgi labai gražiai atrodo, ar ne? Ir šalia, netgi šitoj stačiakampiai, pavyzdžiui, galima dėti duoną, bandeles. Irgi labai gražiai atrodo. Tokia estetika, žinai, viskas minimaliai ir visai patogiai ir gražiai. Čia galima toj mažojo folioje galima sviestą dėti, sakykime. Čia jau tavo fantazijos reikalas. Tų mažų apvalių, tai jų yra nedaug. Man rodos, 10 yra, ar ne? Tai jau reiktų skaičiuotis. Tų stačiakampių pailgų šitų yra, 18. Karštam yra 9 didelės. Toj pačioj vietai dedasi, kaip ir anksčiau. Aišku, iš tos pačios serijos kavos puodeliai su lėkštutėm jų yra 10, salotinių yra 4, atsiprašau, ir viskas atrodo, viskas susakiau. Pasižiūrėsiu, šiaip kokybiškai blogiausia, tik tas aišku, kad jie karšto lėkštės netelpa į mikrobanginį, bet mikrobanginį pas mus yra 3 apvalios lėkštės skirtos specialiai šildymui. Tai man čia patinka tos užkandinės, labai pailgos, jos įdomiai atrodo, nes standartiškai, aišku, gali būti pradžiai sunku priprasti, bet Čarlio indus jau reikėjo verkiant pakeisti, nes jie susibraižė, pajuodė ir šiaip labai pigus buvo. Tai šitos lėkštės tokios masyvės, bet nebrangas ir atitinkamai kokybė gera, porcelianas Dubajuj pagaminta, tai tikiuosi vienu žodžiu, kad tau tiks ir patiks viskas. Jeigu ten kokių komentarų turės ir klausimų, tai skambink rašyk. Tai tiek.